palaimink šią duoną ir išmokyk mus dalintis kasdienę duoną bei tavo meilę, tu prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Sveikinu Onas, Jakimus, taip pat ir miestelį sveikinu su jo jubiliejum, o jums linksmo, gero vakaro, gražios programos. Už Lietuvą, vyrai. Sovietmečiu buvo uždarytas ir dabar kovojant už tiesą, teisingumą gali uždaryti, bet aš nebijau, aš jau pripratintas. Sveikinimo žodį taip pat tarti kviečiame Klaipėdos rajono savivaldybės vicemerę Violetą Riaukienę. Vėžaičiai gražėja, nes čia gyvena darbštus, iniciatyvūs žmonės, kūrybingi, kurie puoselėja savo aplinką ir taip puošia Vėžaičių miestelį. Gražių idėjų įgyvendinimo, o šiandieną geros nuotaikos mažą dovanėlę nuo savivaldybės, tai kultūros centro direktoriai. Nepabėkit, gerbiama Violeta, kepalėlis. Ačiū. Sėkmės ir laimės. Suoninim. Šiandien kas man svarbiausia, kad jūs pradedat nuo tradicijų, nuo duonos, nuo tos tautiškos aprangos, nuo vaikų. Ką mes brangiausią turtą turim, tai lietuviškumą, lietuvybę. Su lietuviška švente, Vėžaitiškius ir būkim lietuviais Europoje, bet turėkime savo už tradicijas. Sėkmės jums, organizatoriai. Kepalėlis jums, dėkoju, laimės jūsų namams. Šiandieną mūsų miestelis švenčia Onines. Kartu ir miestelio 455 metų sukakti. Malonu, daug gerų svečių turime, visi, beveik kiekvienoje troboje. Taigi sutikime juos kaip dera per Onines, kaip per visas šventes. Kągi, visiems kuo geriausių švenčių, kuo geriausio vakaro. Šitoje knygoje liktų ir keletas posmelių poezijos. Tad šią progą, švenčių progą, aš ir parašiau šventei skirtą eilėraštį, kurio keletą posmelių ir jums ir paskaitysiu. Šventė pražįsta liepose, vasara šildosi Vėžaičių liepose, praeitis ir jaunystė bendrauja kartu, ilgesių muzika liejasi pievose, čia šokių ir džiaugsmo apstu. Labai ačiū jums, kepalėlis, jūsų namams. Ir pirmoji vieta, taip? Pirmąją vietą, pažiūrėkim, pirmoji, viskas gerai, visi tvarkingi. Šypsomės vyrai, parodom, kokią didelį žuvį pagavot. Jūs juokaujat, galėt nerodyt. Gerai, dar kartelį paplojam vyrams, ačiū jums ir lauksim kitais metais. Na, o dabar kviečiame suaugusiuosius. Jūs visgi pirmoji vieta teisinga. Paplojam. Diplomą gausite vėliau, užkabinam medalį. O vyrai, gal jūs parodysit, kokią didelę žuvį pagavot? Aikit, o jūs kokią pagavot? Labai didelę, ar ne? Paplojam vyrukams. Cat up, got a fright, cause she crossed his path last night. For a leader, she got beat.
2012 m. Kalėdas pristatė vietos veiklos grupės inicijuotoje kulinarinio paveldo mugėje Gargžduose ir kaip mat šiam patiekalui užtikrino nepriklausomo mitybos ir kulinarijos eksperto Vincento Sako simpatijas. Kiekvieną pavasarį per Jurgines su ragaišio ir duonos kepalu, šventintų vandeniu ir žvake, ūkininkai apeidavo savo laukus bei gyvulius. Kiekvieną iš jos kampą palaimindavo, padėkodavo Dievui už gerą žemę, pernykštį. Mes per šventą oną valgome vėl šviežią duoną. Iš duonelės tos gardžios dar pridėję ir razinų kumynų, ir laukų žolynų čemeryčių, jis paruošė ne ką kitą, o kanapynę, neatsiejamą žemaitiškos stalo dalį. Paskrudintos maltos arba grūstos kanapių sėklos su truputėliu druskos, tikras saulės trūkumo, skaidė niūrė nuotaiką, stiprino organizmą, saugojo nuo depresijos, nes juose ypatingai gausu amino rūgščių, vitaminų E ir D. Iš kanapių taip pat būdavo išgaunamas Ačiū, nuoširdus ačiū, Laiherbas puošė. Paplojam Birutei Antaninai. Aplodismentai, gausesni aplodismentai, jums taip pat į namus Vėžaičių herbas. Teisingi žodžiai, be praeities. Be praeities nėra ir ateities. Apsveikis apdovanos tave. Plojam, 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 plojam. Ačiū jums, kad esate. Lašeliai, lašeliai, krenta į delną, kaip juos atskirti, ar jie turi vardus. Kapt, lyja lietus. Kapt, kiauras dangus. Kapt, lyja lietus. Kapt, kiauras dangus. Ketvirtoji nominacija. Už meilę gamtai ir didelės pastangas bei išmonę, kuriant jaukią ir estetišką grožio oazę. Sakė, mokykla niekada dar nėra mokyklos teritorija buvus tokia nuostabi, kaip padedant Limanai. Ačiū jums. Jums gėlytės ir šventa Donytė į namus. Žodžiai į ausį, bet aš viską girdžiu. Sakė, kartu įteiks žmonai Zofijai gėlių. Taigi gėlės Stepanui, o Zofija jums gėlės keliauja iš seniūno rankų. Aš leisiu išeiti tau, lauksiu, kol grįši, o jeigu ir ne, tave vėl surasiu. Aš
vėl sugrąžinsiu tau šypseną lūpom, pasaulį akims, svarbus tavo sielai. Visuomet į pirmą, jei pavydi mama, jei pavydi visa šeima. Senterima. Ačiū už labai audringus plojimmus. Na ir sekantį turiu paskutinę, kaip Ir Dievas plaukia į mane, bandau apglėbti, bet nerandu tavęs. Aš pas tave ateisiu be vilnių. Kuriuos vartus reik varyti? Ai, mums į ten tuos. Mes šviesų, ne? jo. Nu, vaikai. Dabar neina. Gražiai pieškit. Dovanėlę gavot. Gerai. Sakau, vis tiek susisieksim, gausit atvažiuoti pasiimti už visus tris. Į Vilnių? Ai, šunuoliai. Ai, pamatė tavo. Na ir labai norim paklausti, mielos Onos, kurios dar negavot prenumeratos, gal žinote savo vardo reikšmę? Kuri pirma pasakys? Kelintos Oninės? Daugiau žinokit. Biški daugiau.
Biški mažiau. Ne. 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 Greitai, greitai. 100 kelintos asma greitai, kuri nors. Ne, iki 100. Ne, per daug. Per daug. Šiaip ne taip sulaukėm. Paplojam mūsų onutėms. Labai ačiū. Tipo balioną, kad būtų daug ir iš viršaus visi gražiai atrodytumėm. Praleiskite balionus, jie keliauja nuo scenos. Praleiskite ir siūskite balionus kuo arčiau širdelės rato. Nes aš myliu Vėžaičius. O ar jūs mylit Vėžaičius? Negirdžiu, ar mylit Vėžaičius? Bravo! Mes mylim Vėžaičius. Neskubėk, nuo akimirkos šventės, nesislėpk.